Išties, mylėjai, mes dažnai pamirštame, kas yra stebuklas. O juk kiekviena diena, kurią mes esame, ir yra stebuklas. O ar dažnai susimąstome, kad štai tas paprastas mėlyno dangaus lopinėlis virš mūsų galvos yra toks didis stebuklas. O dar mėnulis, saulė, žemė, gėlės, o štai šalia esantis ar tiesiog pro šalį praeinantis žmogus. Išties, aplinkui vien stebuklai. Tai reikia tik plačiau atmerkti akis, apsidairyti, pamatyti, pastebėti, kad šitas pasaulis, kuriame mes gyvename, yra tiesiog nepakartojamas. Šiandien dienai labai džiaugiuosi, kad yra atidaryta Vitolio Januševičiaus fotografijų paroda, kuri keliauja po visą rajono ar įstaigas, ar įmonės, ar kažkur tai, kur tik tai galima eksponuoti. Ir tikrai be galo džiaugiuosi, kad šito žmogaus darbai šiandien dienai yra eksponuojamos mūsų seniūnijoje. Tikrai noriu pasidžiaugti, kad žmogus pradėjęs jaunystėje fotografuoti ir šiandien to kelio nepameta. Ir šitie darbai vis tobulėja ir tobulėja. Kiek įdomių visokių momentų pagauta, kiek galima fotografiją padaryti ir pasakyti ir parodyti, kad žmogus galėtų prisiminti, kad galėtų įsijausti, kad galėtų kvėpuoti tą lietuvišką žemę. Iš tikrųjų, kad ir šiandien tokių stebuklų randam žmonės, kurie gražiai labai deklamuoja eilėraščius, randam prisiminimus senos močiutės apie mano tėvuką, kuris čia daug metų dirbo agronomu. Ir tai dūšiai labai yra malonu sugrįžti į savo vaikystę, į savo kraštą, prisiminti, kaip tu čia gyvenai, kaip kokie pokyčiai įvyko. Ir fotografijai tą fiksuoti žmonės, fiksuoti gamtą, tai kas man yra įdomu. Tai jums nenaujiena yra, fotografuoti nėra naujiena, nes jūs mokėtės, jau turit pradmenis, turit, kaip sakyti, žinojimą. Taip, Povilas Karpavičius, vienas žymiausių Lietuvos fotografų, tuo metu dėstė fotografiją man Žemės ūkio akademijai porą metų ir iš tikrųjų daug ką jis man davė. Tuo metu, aišku, technika buvo tokia, kad reikėdavo su ryškalais, ten visokius efektus išgavinėti, kai šiandien galima vieno kompiuterio klavišu tą sutvarkyti. Bet tai buvo vis tiek įdomu labai pamatyti tas technikas, naktį pafotografuoti Kauno senamiestį, kaip atrodo jisai, nuvažiuoti į pasaulinę fotografijos parodą, kartu būti su tais žmonėmis, kurie mėgsta tą fotografiją. Tai galbūt ir išliko visą tai, ką dabar galvoju, jau nebeapleisti, o visą laiką po truputį eiti į priekį, kažką daryti naujo, galvoti apie naujus projektus, ypatingai su poezija galbūt surištus dalykus, ką ir pasakojo žmonėm. Gal po 5 kokių metų vėl padarysiu kažką panašaus. Vitali, kas nuotraukose? Kokiu principu atrinkinėjat žmonės ar pačius kadrus? Nuotraukos vis dėlto aš daugiausiai dariau susijus su mūsų krašto žmonėmis, aš juos pažinojau ir kaip ir sakau, kartais mes tokie būdami gal ir abejingi, praeiname pro žmonės, nepamatome jų. Ir kada pamatai vieną šypseną, pamatai susimastymą, kažkokį tai liūdesį, kada tai perduodi jiems per nuotraukas, jie kažkaip galbūt kitaip pamato, arba tą gamtą, sakykime, lapelį, žolę, kažkokį apšalusią su sniegu. Mes praeinami nepamatom. Ir norisi, kad tai žmonės pamatytų, nes tada jie galbūt kitaip įvertins ir gamtą, gal ir šiukšlės nenumes, gal ir žmogaus neįskaudins. Nežinau, bet tai man taip atrodo, kad tie dalykai, kurie yra rodomi, žmonės juos stebi, turėtų juos teigiamai veikti, kad jie būtų geresni. Kad ir net tas šernų lupimas su kraujais, su viskuo, parodo mūsų tikrą gyvenimą. Koks jis yra, tą reikia suprasti. Teko ir filmuoti. Daryti filmukus, yra begarsių filmų, prašau dar ir šitą sritį. Taip, aš dirbau porą metų kombainininku, Baisogalos eksperimentininkų, užsidirbau daug pinigų ir Leningrade nusipirkau filmavimo kamerą. Ir
Dabar labai gailiuosi, kad aš mažai padariau tų filmų. Tai yra užfiksuoti mūsų gyvenimo laikotarpis, kada ir medžioklės, kada pirmas sekretorius Šidlauskas medžioja ir ten čerką daro prie tų šernų, kada aš su kombainu dirbu arba tėvukas agronomas atvažiavęs vadovauja, traktorininkai važiuoja, visas mūsų gyvenimas toks. Ir kada žmonėm parodai tos senus filmus, jie pamato pokyčius, kaip jie dabar gyvena, kas tie buvo, tai irgi duoda jiems tokios naudos, supratimą apie laiką, kad galbūt reikia gyventi taip, kad kažkaip tai to laiko, išnaudoti tą laiką, veltui jo nepraleisti, nes bėga, keičiasi viskas. Bet gal ir dėl to, nes tokius filmus padariau kaip Medžioklės ypatumai Baisogaloje, medžiotojai labai žiūri ten apie mūsų darbą, Baisogalos eksperimentinis ūkis, tokius trumpus, begarsius, su tam tikra muzika. Padariau tokius filmukus, kur parodo visuomenę. Taigi, gyvenimas tai lyg akimirka žavinga, nepakartojama, saldi, savaip sunki, savaip prasminga. Dažnai mes kažko ieškom, randam, pametam ar pasiklystam, pamiršdami, kad viskas laikina ir kad ne viskas tikra. Ak, kaip retai mes mokam imt ir pasidžiaugti upę praplaukiančių ledu, rudens lapu, voratinklio raštu, kad ir ruginės duonos riekele ant stalo, vakaro žara, snaige ar ką tik, kad ir kurmio surausta žemių krūva, kaip nuostabu lietaus laše išvysti jūros grožį, pajausti jos galią begaliniai laisviai, išgirst bangų sukurtą didžiąją simfoniją, sidabro purstuose štai pasigauti perlų saują.